varom užsienį. Ne? Latvija. Papasakok, kaip jauties pirmą kartą, kad skrisi su lėktuvu. Ne pirmą kartą skrisiu, aš jau 2 kartus skridęs, bet ne su keleiviu. Aš netgi nesu skridus su ten tokiu, kaip tu kad skridai. Pampalė, Liepaja tiesiai. O kaip ką geras saldas galima pamatyti. Nieko. Va, Latvijoks marš statėlį lauko autobusą. Tai kur mes važiuojam iš tiesų? Mes nevažiuojam, o mes išskrendame į Berlyną. Pirmą kartą... Buvom Latvijai kažkada. Aš dar Anglijoje esu buvus, bet tik darbo reikalais, o čia vat pirmą kartą varom su Katrina atostogauti. Ko čia viršti žemę? Vos nepervažiavo Latviją. Štai ir latviškas šviesaforas. Latviškos mašinos. Kas čia? Latviškas Silvija. Latviškas Gidis. Viskas kaip Lietuvoje. Tai čia iš tikrųjų Latvija. Latvija moksleivė. Kur atsėdė. Kaip Prancūzijoje. Čia Latvija gyvena. Žodėl Tuskam. Kelkės. Katanas, katanas. Valgau Gedžio firminius sumuštinius. Pats geriausiai sumuštiniai pasaulyje. Abi iš praalpai. Aha. Nežinau, kad ir skanių sumuštinių. Mano papurkšti. Kažkai aš gražiai gauskas. Svarbiausia, gražiai kad gauskas. Tu gražus. Važiavom į Rygą. Dabar turėsim belę kiek laiko. Rygos oro uostas. Tokia laida. Atvykom į oro uostą. Be jokių nesklandumų, kelias buvo geras. Atvarėm į savo parkingo aikštelę, kur visam savaitgalį mašiną paliksim. O taip va sustatytas mašinytas. Tai dabar ieškokim vietos. Tam parkinge viskas čiki-piki. Čiki. Dabar yra po 2:35. Mūsų skrydis yra po 6:20. Ką veiksim, nežinau. Galim eiti šieną ravėti. Kiaura gertuvė. Per šoną man dobėjo. Viskas, tai nebeturėsiu gertuvės. Šią kelionę. Nu tai ką, kelionės adventures prasideda. Varom į Berlyną. Perkam kavą. Prie iš karto darbuotojus. Sako, tu skrendi į Berlyną. Sakau, nu. Sako, reiks pagalbos. Sakau, nežinau. Tai įdomiai. Nieką nereikėjo daryti. Patys žmonės susiranda mane kaip kokia įžymybė. Kol neišmes mūsų. Čia filmuojam baisiai. Savo kamerom. Blogeriai. Tiek reportažo. Ant to. Nieko, sėdžiu telefoną, laukiu skrydžio. Ką darysiu nuskridus į Berlyną? Bandysiu nusigauti iki viešbučio visų pirma. Departure today, we will remove some snow off the wings. That should not take too long time. Šiaušias atrodo. O Hitlerio propostino pasidaryti, taigi Vokietiją skrendam. Biškai sparnų sugalvoja nusivalyti, sako, reik prieš skrydį, biškai geriau skristų. Kaip Karlos? Žiūrėk kitą realybę. Na jau pakilom. Biškai baisu. Biškai mes čia ilgai skrisim.
atidarytą langą, nors tas langas čia neprinko, nepadės. Dabar to įleisimės ir nežinom, ką veiksim dar. Nu, kažką sugalvosim. Štai ir atskrudome, dabar reiks palaukti biškį. Jeigu jos iš mane pasuksi kamerą į tave, atskridom, karoči, į tą Vokietiją, Berliną, ir dabar lauksim mumis. Tai išlaipins šią tavo, tiek žinių. Nu va, atvarėm Berliną ir nežinom, ką veiksim dabar. Ką čia veikti? Nu, žodžiu, varysim viešbutį, net čia pablūdyt. Neaišku, kaip čia dabar nieko nesuprantam, kaip čia reikia tos bilietus nusipirkti, kaip ką. Kažkokią painevynę. Einam ieškoti metro. Esam metro. Tokį. Bilietus 4 kem 1. Kažkaip brangiai. Nu, lipam metro. Vėl nežinau, kur nuvažiuosim. Tai tikimės, kad ten, kur reikia. Nes visiškai neaišku. Bandysim persės kažkokiai statėlį į kitą metro ir tada nuvažiuoti iki galo. Tikėkimės pavyks, nes kitaip tai blūdysim visą naktį. Biškį važiuojam, neaišku kur, nes žemėlapį rodo visai kitą pusę, kad važiuojam, jeigu turėtumėm. Bet biškį pavažiavom, gal grįšim atgal ten, kur reiks ir tas bus gerai. Sliubam kažkai stotį, neaišku net kurią pusę reikia eiti. Prie bokštelio atsidūrėm netikėtai ir nežinom, kaip pereiti į kitą pusę dabar. Nėra lipto. Bet laiptis leistis kažkaip. Ką geresnio? Nieko galvojam, ką daryti toliau. Kur reikia valgyti, ar ne? namo. Žodžiu, neapsisprendė kaip visą laiką. Neapsisprendė ir pasiklydai ir blaškom. Bandysim varyti iki viešbučio, sprendėm varyti peškom. Tai dar ir 5 kilai. Maps įrodo valandą. Šiaip žiūri, geras oras, labai šilta, tai nusprendėm pasivaikščioti tiesiog. Tai pamatysim ir centriuko biškį, ir praseisim. Ir taip įdomiau nebus. Remeliai tiesiog. Ten? Ai čia? Čia. Kas čia žmogus nupiešt ar lėktuvus? Žmogus su kepurė. Su kepurė? Čia tipo policininkas? Ką dabar jis eina su skrybelė? Skrybelinis. O čia metro stotėlė, ne? O džekeris. Džekerių klubasiks. Didešim. Viskas renkamės. Arba kebabai ten, arba čia fries. Fries, baby, varo. Pagaliau užvarėm kažkokią kebabinę, užsakėm šių kebabų ir kavinės. Dabar valgysim. Pirmas maistas. Štai sportiška. Gal nenumirsim? Visai visai neblogas. Yra sūrio, kopūsto. Tai nieko, bet žiauriai didelis aš nesuvalgysiu. Labai gerai. Kuo tolyn, tuo skanin.
Kaip tau? Man tai nuo pirmo kąsnio skanu buvo. Tai atvarėm kebabinę. Pilna čia visko ir net nežinau, ką imt. Matė mane pasimetusi, sako, ką nori. Tu kebabą. Kokį? Tokį paprastą. Paklausė, kolų mėgstu, mėsos kokios, ar aštriai, sūrio, kokių salotų. Viską sumetė, per kokias 2 minutės padarė, tokį didelį. Neįsivaizduoju, aš suvalgysiu. Bet žiauriai geras. Padažas geras, ne majonezinis koksai. Ir sūris ne šiaip, o feta, man atrodo. Feta. Na, pilna liaudės. Penktadienis vyksta. Baigiam valgyti kebabus. Labai geri kebabai. Šitą vietikę. Labai malonus vyrukai pataisė kebabus, viską. Večikę prie staliuko iš karto atlaisvino. O ką, dabar judėsim toliau bandyti viešbutį, jau miestas ūžė. Mes dar iki viešbučio nesugebėjom nusirauti. Liko 4 kilometrai. 4 kilometrai, eisim pieškom. Nenorim mokėti pinigų ir norim prasinešti biškį pro miestą. Guten Tag. Pumpen double in. O, da kebabiukai su kokia vokietė. Tam nesąmonių iš kioskų. Berlyno kioskų. I love Berlin. Reiks laukti pavežti. Berlin ančiuks. Žiūrėk, kas čia per žemaitėjas mešką? Aha. Berlins nusikopijavo nuo žemaičių mešką. Eik tu. Visi kelia ved į Žemaitėją. Ką bebūtom. Labas, Džimai. Tai tai grinai kaip kokiam Vilniui dabar turėjom. Visi tie miestai panašus. Tur savo bokštą kažkokį įspūdingą. Ir daug nesąmonių. Kebabiukai. Kebabų neštukai. Kebabų rajoną esam pakliuvę. Nu va, parvarėm į viešbutį. Vastelį. Kažką vokškai rašo, nieko nesuprantu. Jeigu paspausiu OK, kažin kas čia bus. Nereiks ar papildomai susimokėti už tai, kad naudojau dalyką YouTube'ą. Tai va toks kambarėlis. Tas Greens hostelis. Dalikėlis. Labai patolus. Geras ragas. Šiaip kojas biš paskauda, kol jie biški pavargavo iš tikrųjų. Nebesugebu teliukai įsijungti.